Šiandien Šviežienose matysime, kaip minėjome sausio 13 dieną, reportažą iš filmų vakarą, akimirkos iš projekto Lyderių laikas, gimnazistų tarybos išvyka į Juozo Balčikonio gimnaziją ištraukas, reportažą apie gimnaziją įrengtą Sėkmės mokyklą. Kriminaluose nagrinėsime, kodėl pietums verta rinktis valgyklą. Sporto rubrikoje pasidomėsime vis populiarėjančią stalo teniso pramoga ilgosios pertraukos metu. Sausio 13 dieną gimnazijoje minėjome Lietuvos laisvės gynėjų dieną. Kas yra sausio 13? Tai sausio 13 man yra diena, kada, manau, visi turėtume prisiminti žuvusius už Lietuvos laisvę. Su kuo asocijuojasi šios gėlytės? Šios gėlės man asocijuojasi su kaip ir neužmiršimu ir pagarba tiems, kurie pasiaukojo dėl Lietuvos. Sausio 22 dieną gimnazistų taryba prisidėjo prie projekto Lyderių laikas 2. Į gimnaziją atvyko svečiai iš įvairių Kėdainių rajono mokyklų, mokinių savivaldų ir nagrinėjo lyderystės temą. Mokymus vedė gimnazijos prezidentai Povilas Budrys, Gabrielė Pabrinkytė ir Emilija Jasulevičiūtė. Pristatykite šį projektą. Mes dalyvaujame projekte Lyderių laikas 2, kurio metu patys galvojame, kokį renginį sukurti, kad visiems jisai būtų naudingas. Šiandien mes sukursime renginį, kuris bus naudingas visų Kėdainių mokyklų mokinių savivaldoms. Įgyvendinsime mokymus apie lyderystę. Ko tikiesi ir kokia nauda yra iš šio projekto? Iš tikrųjų, organizavome šios mokymus su ta mintimi, kad tai galės mokiniai patys panaudoti savo tarybose, ką mes darom kiekvienais metais, kai organizuojam tarybos mokymus. Ir labai tikimės, kad atras dalelę to, ko nežinojo ir tiesiog, kad gerai praleis laiką. Sausio 30 dieną gimnazistų taryba vyko į Panevėžį, kur aplankė Juozo Balčikonio gimnaziją ir dalyvavo nepakartojamame šokių renginyje Sidabrinė naktis. Balčikonio gimnazijoje taryba susitiko su mokinių parlamentu, pasidalino idėjomis bei mintimis, kaip kurti darnią gimnazijos bendruomenę. Vakare Sido arenoje stebėjo tradicinę aplankytos gimnazijos renginį Sidabrinė naktis. Renginio metu 3-4 klasių mokiniai šoko rumbą, valsą ir kitus šokius. Buvo renkami Sidabrinės nakties karalius ir karalienė. Gimnazistė, ar žinai, jog gimnazijoje mokosi ne tik 9-okai, 10-okai, 11-okai ir 12-okai? Čia žinias girdime iš 6-okai. Skubame išsiaiškinti, ar jiems čia patinka ir ką jie čia veikia. Ar patinka mokyti šioje mokykloje? Taip. O kodėl? Nes nereikia pamokų penktadienį mokyklai. Nes išmokstame daug dalykų, kurių paprastai mokyklai nemoko. O kas jums labiausiai čia patinka? Labiausiai man patinka... Tu pratęsk. Kai atvažiuoja lektoriai ir moko apie įvairius dalykus, pavyzdžiui, mokė mus paskutinį kartą apie kūno kalbą, buvo labai įdomi pamoka. Tai prisistatykite, kas esate ir ką darote su 6-okais. Esu Tomas Samalius ir vedu robotikos užsiėmimus. Ar manote, kad tai reikalinga 6-okams? Taip, žinoma, manau, kad tai labai reikalinga, nes robotika lavina labai mokinių intelektą ir matematinės žinias ir iš tikrųjų, daugelį tai patinka ir tikrai yra labai smagus užsiėmimas. Ar sunku dirbti su 6-okais? Sakyčiau, gal įdomu, bet ir galbūt sunku, nes 6-okai dar yra ganėtinai jauni žmonės ir jiems, gal sakyčiau, palyginus su vyresniais, greitai viskas atsibosta. Tai jeigu kažko jau užsiema ir reikia juos vėl mėginti per naują kažkaip sudominti, nes greitai praranda susidomėjimą tuo dalyku. Amžinas klausimas – valgyti valgykloje, o galbūt pasirinkti kepyklėlę, kebabinę, o gal prekybos centrą? Amžinas klausimas – rinkis valgyklą. O atsakymo kodėl sužinosit paragavus bent kąsnelį valties ar kapoto višnienos kąsnelę. Šiandien mes esame gimnazijos valgykloje ir einame paklausti mokinių, kodėl jie valgo čia, o ne prekybos centre. Ar tau patinka valgyklos maistas? Žinoma, nes čia skaniausia. Kodėl jūs valgote valgykloje, o ne prekybos centre? Todėl, kad čia maistas yra daug sveikesnis, skanesnis ir svarbiausia šiltas. Ačiū. Nori kibino? Užeik į valgyklą. Vilkiškių, jums ir jūsų šeimai.
Stalo tenisas. Per ilgąsias pertraukas, langų metu, po pamokų, puikiai mintis tiesa, pakalbinkime aistringiausius stalo teniso žaidėjus. Kodėl ateini čia pažaisti stalo tenisą? Praleisti langus ir šiaip pabūti.